Klausau. Labas, Vygantai. Labą dieną. Su tavimi noriu pakalbėti, Vygante. Ar galėtum šiek tiek skirti laiko man? Labai gražus vardas. Ačiū, tavo irgi neblogas. Tai ar galėtum atsakyti į porą klausimėlių? Turbūt. Tai pirmas klausimėlis tau būtų toks. Ar žmogaus amžius turi įtakos jo pašto nikui? Na, pavyzdžiui, jaunuoliai yra 23 metai, bet jo paštas yra vaikis@gmail.com. Nemanau. Manai, kad amžius įtakos tam neturi? Ne. Gerai, ačiū. Kitas tau klausimėlis. Kaip manai, ar Utenoje nieko nevyksta? Manau, kad nevyksta. Nevyksta. Bent jau tokio amžiaus žmonėm kaip aš. Aišku, ką tokio amžiaus žmonės kaip tu norėtų veikti? Nežinau, gal turbūt kokias socialias akcijas, socialias veiklas veikia ir panašiai. Aišku. Kitas klausimėlis. Kokį tu pirmą klausimą užduotum Sauliui Urbanavičiui Samui? Net neįsivaizduoju. Na, pats pirmas, kuris tau šauna į galvą. Turbūt kaip jis, ką jis pagalvojo ir ką sumastė, ką padarė, kad atsidurtų televizija ir kodėl daro tai, ką dabar daro. Gerai. Ir kaip tu galvoji, ką rodo kompasas kosmose? Net neįsivaizduoju, bet turbūt šiaurė. Šiaurė. O vakarus galėtų rodyti? Galėtų rodyti visus 4 pusės, žiūrint, iš kurio žiūrėsi. Aišku. Tarp kitko, ar buvai kada kosmose? Ne, dar neteka, bet gal ateityje. Na, žinoma, ateityje viskas įmanoma. O ką tu manai apie dabartinius radio laidos vedėjus? Ir galbūt turi jiems kažkokių pastabų apskritai, kas jie tokie yra? Nelabai. Nelabai žinai, nelabai turi pastabų, ar nelabai žinai radio laidų? Pastabų, nelabai žinau radio laidų vedėjų. Aišku. Tai dar būtų toks vienas tau prašymas pasakyti savo vardą ir 3 žodžius, kurie išreikštų tavo norą tapti radio laidos Utenoje nieko nevyksta vedėjų. Tavo vardas? Vygantas. Ir 3 žodžiai? 3 žodžiai, kodėl norėčiau? Kodėl norėčiau jau 2 žodžiai? Ir dar 1 žodis? Net neįsivaizduoju. Net neįsivaizduoju. Na, 4 žodžiai. Tai ačiū tau, Vygantai.